Sveiki gerbėmieji, štai pažvelkite atidžiau, kokia idilija. Brolis Gintautas darbuojasi darže ir sykiu katinas į pagalbą atėjęs. Nuostabu. Nuostabu. Kokia meilė ir supratingumas. Gerai, tada Gintautai gražios tau dienos. Nuostabu. Kokia bičiulystė su šeimininku. Pagarba katinui. Sekmadienio stebuklas. Nors šiandien ir nesekmadienis, tiesa. Rasos. Birželio 24. Bet kaip sekmadienis. Paskui norėjau miegot, atsikėliau saulę sutikti, pasidžiaugiau, kad jinai tekėjo. Paskui dar biškiuką pagulėjau, dabar pavalgiau ir dabar biškiuką vėl lankę kaimyną. Visai gražiai, man šitas gavo. Aš tai tipo guliu nuvėjau į atsikėliau, dar tik tai prieš valandą. Šiaip vakar ir užvakar tiek buvo, jeigu nusikalis, kad žinai, jau vos paėjau. Tai galima būtų valandą žiūrėti į šitą vaizdą ir nenusibostų. Kokia idilija. Kokia idilija. Kokia idilija, mėly kolegos. Gintai, tai, kaip sakiau, tai bet kokia idilija yra su katinu ir brolis Gintautas darbuojasi darže ir katinas. Tai puikus duetas yra. Gali biškiuką lietutis. Apie 10 valandą rodo, kad lietutis bus. Supranti? Vienas